Sveiki, veikia. Gerą dieną visiems. Labai malonu, kad jūs atvykote. Ir tiesiog sveikinu atvykus į nuostabios knygos pristatymą. Jurgos Dabkevičienės knygos, kuri vadinasi Pabaigų menas. Gal žmonės atėjo... Taip pat su mumis kartu mūsų diskusijoje dalyvaus ir aktorė Kristina Savickytė. Sveiki. Ačiū, tikrai kaip gera, kaip šilta, nes to jaudulio visi mes turime, bet dėl to ir kalbame apie pačius tikriausius jaudinančius dalykus, kurie paliečia mus visus. Pabaigų menas. Kaip sako, apie knygą sprendžiame vis tiek ir pagal viršelį, ir pagal pavadinimą. Tai Jurga, pabaigų menas. Ar mes čia kalbėsim apie paveikslus, ar apie ką tas menas? Turbūt, kad apie viską, nes kiekvienoj pradžioj yra ir pabaigos grūdas. Ir atvirkščiai, kai kažkas baigėsi, mes galime atrasti, kad tai, kas liko pasibaigus, jau pačioj pradžioj tai buvo. Nesvarbu, apie ką kalbėtume. Ar kalbėtume apie išsiskyrimą, apie skyrybas, nutrūkusi santyki. Ir paskui, kai yra jau pabaiga ir yra daug skausmo, yra daug drumzlių, daug putų, viskas nusėda ir tai, kas lieka, paprastai eidami atgal galime pamatyti, kad jau pradžioje tai buvo. O tas menas pabaigų, tai būtų apie tai, kad labai dažnai skubame į pradžias, skubame kažką naujai ir neleidžiame dalykam įvykti iki galo. Ir kartais tas naujos pradžios forsavimas baigėsi tuo, kad mes vėl atsidurėme ten, kur ir buvome. Vėl prie tos pačios geldos ir tarsi nustebę žiūrime ir stebimės, kaip galėjo taip nutikti, kad istorija tarsi atsikartojo. Taip ji kartojasi, kol ji nebus išgyventa iki galo ir kol ji nebus iki galo patirta, tai tol ji ir kartosis. Tas menas užbaigti, išgyventi iki galo, išbūti iki galo, išbūti pilnai, jis yra labai svarbus. Supratau vieną momentą, kad aš esu nemandagus žmogus, nes neprisistačiau. Pristačiau nuostabiausią savo pašnekovės ir taip iškart įnikau į temą, tai atleiskite, aš esu vardu Lavija Šurnaitė ir moderuosiu šios knygos pristatymą. Tai ačiū Jums. Ačiū. Oi, pabaigų menas. Pabaigos. Apskritai žodis pabaiga, jo konotacija. Jeigu mes galėtume apklausą padaryti šioje salėje, įdomu, kas pakeltų ranką už neigiamą konotaciją žodžio ir už teigiamą vis dėlto. Ar ryžtumėtės? Kam atrodo, kad pabaiga tai visą laiką asocijuojasi su neigiamais dalykais? Liūdnais, nepatogiom emocijom, išsiskyrimu, praradimu. O kam atvirkščiai? Ačiū visiems ir turbūt liudija mūsų auditorijos brandą, nes jeigu žiūrėt į pabaigą, kiekvieno proceso, kiekvieno reikalo tikslas ir yra pabaiga, rezultatas. Ir aš taip manau, kad čia ir susirinko žmonės, kurie apie tai ir būna, kad pabaiga tai metas rinkti derlių, metas gauti vaisius ir kad tai yra apie pilnatvę, tai yra išsipildymą, tai yra apie galią dėkoti. Tas dėkingumas vėlgi ir priešnodis, depresijos priešnodis ir vaistas nuo pabaigos, nuo išsiskyrimo skausmo. Taip, būtent apie tai ši knyga. Prisižymėjau visko, kokia jinai graži, dar labiau, kad atkreiptų dėmesį. Pabaigų menas, tai toks, sakyčiau, Jurga parašė knygą, taip, bet aš ją pavadinčiau įrankiu arba net dovana kiekvienam iš mūsų. Nes turbūt mažesnės, didesnės pabaigas mes esame priversti išgyventi savo gyvenime, mes negyvename sterilaus gyvenimo, mes negalime susiplanuoti ir ne visko ir tik tai ant bangos būti. Bet būtent kodėl sakau įrankis, nes čia yra labai tokių praktinių daug dalykų, labai tokio atsigrėžimo į save, darbo su savimi, idant ta pabaiga taptų išgyventomis emocijomis, aišku, sudėtingomis, nuo jų nepabėgsime, bet kaip jūsų kolegė viena sakė, kažkada aš ten irgi kalbėjausi apie tas pabaigas, kas ta pabaiga ir aš sakau, man tokia kaip duobė. O jis sako, o kas duobėje yra? Vat ko netrūksta duobėje? Sakau, žemių. Sako, kas iš žemių užauga? Viskas išauga iš žemės, iš dirvos.
Tai apie tai, man atrodo, Jurga, jūsų knyga. Įrankis, kaip užauginti save iš pačių sunkiausių duobių, iš pačių sunkiausių pabaigų. Tikrai taip, o dar kitas momentas, tos pabaigos jos nuolat ir mes galime turėti, baigėsi diena, kaip Lavija sako, diena baigėsi, ne? Arba dabar mes turim pusiaudienį, yra po 12 valandų kažkiek ir jau iki šiol yra daug kas įvykę. Ir aš paprašyčiau jūsų atsiminti 3 dalykus iš šiandienos, kurie patraukė jūsų dėmesį. 3 dalykus. Pabūkim, leiskim iškilti. Tai gali būti mintis, kur jūs aplankė. Tai gali būti vaizdas, kažkas įvyko. Tai gali būti jausmas. Tai galbūt susitikote kažką. Leiskite tiem 3 dalykam kristalizuotis ir pirmiausia atkreipkite dėmesį, kokio pobūdžio tai dalykas. Ar tai buvo koks nors faktas, pojūčių reikalai, jūs kažką pamatėt, pastebėjot, jūs kažką išgirdot, ar tai buvo mintis, ar tai buvo jausmas, ar tai buvo iš vidaus kilęs vaizdinys, vizija, galbūt sapno atminties fragmentas, taip? Būdami su tuo dalyku galite bandyti prilipdyti visus kitus trūkstamus. Jeigu iškilo jausmas, pažiūrėti, kokias mintis jis kelia. Koks vaizdinys kyla kaip atsakymas, kaip papildymas tam jausmui. Taip pat galite atrasti faktą, kuris tą jausmą sukėlė. Paprastai kasdienybėje mes gyvenam tokiam gan plokščiam pasauliu. Šiuolaikinis žmogus jis labai racionalus ir pasaulis linkęs suplokštėti ir sudarytas iš to, kas įvyko ir kartais tas, kas įvyko, užgožia netgi autorystę, kaip tu pats ten buvai. Kad į save žiūrime kaip į tokį faktų rinkinį ar kaip į tą vargšelį, kuris atsidūrė tarp 2 girnų ar kelių ten girnų, kumpliaračių ir tai tik sukosi. O kaip jį veikia, kaip tu ten buvai, ką tu iš tikrųjų patyrei. Tai užduotis būtų eiti nuo fakto prie pojūčio, jausmo, minties, vaizdinio, papildinio, visko taip pat, ką tai kelia iš praeities ir turėti savo patirtį pilnatvėje. Ypatingai tai svarbu, kai baigėsi dideli dalykai, didingi dalykai, bet lygiai taip pat, kai baigėsi mūsų diena, mes galim ją persižiūrėti ir susigrąžinti patirties pilnatvę. Jurga, trupučiuką dabar apie konkrečiai knygą keliaukime, ar ne? Norisi apie ją ir daugiau pakalbėti. 20 metų jūsų praktinės veiklos, jūs esate psichoterapeutė, lygiai taip pat jūs rašote, jūs esate ir žodžio žmogus, jums reikia ir pasakyti. Dabar tai jau yra knyga, tai nėra atskiri straipsniai, atskiri tekstai. Kodėl ta knyga vis dėlto turėjo rastis po tiek metų, kodėl, pavyzdžiui, ne anksčiau, o būtent dabar? Tai ir šitą salę man yra liudijimas, kad knyga turėjo rastis. Buvo labai daug palaikymo knygai ir tai autorystai žmonės klausė. Klausė tie, kurie skaito tekstus, klausė tie, kurie lankosi pas mane ir lankosi, dalinosi. Tai iš pagarbos ir dėkingumo, iš noro pasakyti dar. Ir tuos klientus, kurie pas mane lankėsi, matot, augi, bręsti, įgyji dar daugiau patirties. Ir kartais aš pagalvoju net apie tuos žmonės, kurie pas mane lankėsi prieš 20 metų. Ir prieš 20 metų aš turėjau tiek patirties, tiek išminties, tiek gebėjimo vesti. Ir niekada negali nuvesti toliau, negu pats esi nuėjęs, negu pats esi pažengęs. Ir tada ateina, kad kaip būčiau dabar ir kad galbūt tas žmogus galėtų eiti toliau. Ir vėl tas mistinis momentas jis yra sinchronizacija. Vat ką Jungas vadina sinchronizacija, kai įvykiai neturi bendros priežasties, bet jie staiga sutampa. Ir tas sutapimas mums prisipildo daug prasmės ir kelia daug pojūčių, šiurpuliukai per nugarą vaikšto. Tai būna taip kartais, kad aš pagalvoju apie klientą ir apie tai, kaip aš dabar su juo būčiau ir galbūt jis dar galėtų toliau paeiti. Ir skambina kitą dieną ar po savaitės man žmogus, kuris lankėsi pas mane prieš 20 metų ir dabar vėl norėtų tęsti, ateiti ir aš turiu galimybę išpildyti tai, ko galbūt tada pritrūko, tai mes buvom taip, kaip buvom. Jo parengtis irgi buvo tokia, kokia buvo mano parengtis. Bet staiga gaunu galimybę, tai didžiulė dovana. Jurga, tie žmonės, kurie kreipiasi konsultacijų, ar ne, kaip pas psichoterapeutą, pas tave, ar galiu taip teikti arba spėti galbūt, kad jie ir ateina su klausimu dėl vienokios ar kitokios pabaigos savo gyvenime?
ar galėtum kažkaip net statistiškai pasižiūrėti, kad dėl ko ateina žmonės? Dėl vienokių ar kitokių pabaigų, kurias reikia mokėti išgyventi, vis pirma stot akistaton, nepalūžti? Viskas labai individualu, bet va, tos pabaigos tai yra turbūt, kur mus visus jos kabina ir neužbaigtų dalykų, kurie fiziškai pasibaigė, bet emociškai ne, tai mes kiekvienas rastume ir savo gyvenime, savo patirtį, kur viduje vis dar tęsiasi, vis dar liko kažkas. Su žmogumi išsiskyriau, nebeturiu kontakto, bet vis dar apie tai galvoju, vis dar apie tai būnu, vis dar apie tai kažką patiriu. O kartais patiriu kažką pojūčių lygmenį ir nežinau, iš kur tie pojūčiai. Ir tada užduotis vis tiek keliauti į situacijas, kurios vienaip ar kitaip nebuvo užbaigtos, nebuvo patirtos va toj pilnatvėje, apie kurią kalbėjau. Ir tą pilnatvę reikia susigrąžinti, kad būtų ne tik kas vyko, bet ir tai, kaip tai veikia ir kaip pats tame buvai, ką išgyvenai. Ir išgyventi tą patirtį pilnai. Kai patirtis pilnatvė, tada gali iš tikrųjų iš jos išeiti ir užbaigti, tiesiog išbaigti kaip meno kūrinį. Tai, kas jau įvykę ir fiziškai galbūt pasibaigia, bet emociškai, psichologiškai ne. Ir va tas meno kūrinys, kada jis jau dailininkai, kai piešia, paprastai uždengia piešinį, kol jis nebaigtas, nėra. O ta išbaigta patirtis, ta patirtis, kurią galiu dalintis, būdamas sąlyginai laisvas. Sąlyginai laisvas nuo emocijų, kurios plūsteli taip, kad tampa nekontroliuojamos, nevaldomos. Kristina, taip mąsliai esi nuleidusi akis. Noriu tave jungti mūsų pokalbį, nes tu esi čia mūsų tokia gyva, neteoretinė patirtis, turi savo autentišką istoriją, kurioje išgyvenai labai sunkią pabaigą ir dabar tu jau gali apie tai lengviau kalbėti, nes vis dėlto tų metų nemažai praėjo, bet kai atsigrėži, tai galbūt gali ir į save per petį pasižiūrėti, kaip su ta pabaiga tau teko dorotis ir kadangi žinau tą istoriją, tai leisiu savo trupučiuką užbėgti už akių ir pasakyti, kad vis dėlto galbūt nežinojimas tuo met, kaip su tą pabaigą susitvarkyti, ją priimti ir išgyventi ir patirti, privedė prie dar sunkesnių dalykų. Tai būk gera, papasako gerai, galime grįžti tada, prieš kiek čia metų mes nukeliausim, tu buvai visai dar jauna, tai buvo tavo tokio sąmoningo gyvenimo pradžia. Ir nutiko labai skaudus dalykas jūsų šeimoje. Čia, žinai, sveiki dar kartą visiems. Ir aš tikrųjų kažkur praradau balsą dabar. Viskas gerai. Aš iš tiesų, kai tu sakai papasakok, tai čia tikrai ilga istorija ir aš jokių būdų nenoriu užimti labai daug laiko ir stengsiuosi kažkaip... Jeigu tu nepapasakosi, aš papasakosiu, nes aš ją žinau. Kažkaip koncentruotai. Tai mes kalbame iš tikrųjų apie laiką, kuris buvo prieš 20, jau dabar beveik 6 metus. Tai buvo 1999 metais, lapkričio mėnesį, žuvo mano brolis jaunesnis. Jis buvo už mane 3 metais jaunesnis, tuo metu man buvo 24. Ir aš iš tiesų su tokia, tikrai stipria pabaiga, žmogaus gyvenimo pabaiga, tokio artimo žmogaus gyvenimo pabaiga, susidūriau pirmą kartą. Prieš tai, gal ir, tarkim, kalbant apie netektis, buvo mirus tik mano močiutė, kas gana yra natūralu vis tiek, ar ne kokį ryšį beturėtumėm, bet tai yra žmogus jau vyresnis gerokai. Tai va, tai mano brolis žuvo ir nežinau, ką dabar tu, ką čia toliau. Aš tavęs ir paklausiu, tavo brolis žuvo ir tada tu stoji akistaton su tokiu labai sudėtingų įvykių ir turbūt tais jausmais užplūdusiais, kurių tu gal patyrus nebuvai per savo dar tą tokį visai ir nedidelį amžių. Kokie tave jausmai tada valdė, tokie, su kuriais tu sunkiai dorojaisi? Tai, ta prasme, jausmai, tai matyti yra natūralūs, ką žmonės išgyvena tuo metu, išgyvena ir kažkokį neteisybės jausmą, netikėjimą pradžioje išgyveni, nejaugi čia man taip nutiko, tada kodėl čia taip nutiko, klausimą užduodi. Žinoma, yra didelis ilgesys to žmogaus, didelis neteisybės jausmas, kad toks jaunas žmogus žuvo, tai tų jausmų daug ir didelis liūdesys, žinoma, kažkoks skausmas, kurį išgyveni, bet aš atsiminiau dabar iš tikrųjų, ką tu irgi vedi ir kokia ta pabaiga buvo nelabai gera. Nelabai gal man sėkminga tokia.
Tai kas nutiko, kad iš tiesų kažkur po mėnesio aš pradėjau laukti savo dvynukių, Justinos ir Gabijos. Ir man atrodo, pats toksai, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, pats sudėtingiausias dalykas, kuris man nutiko, tai yra, kad aš nebeleidau savo gedėti. Aš galvojau, kad aš pakenksiu savo vaikams, jeigu labai liūdėsiu, labai verksiu. Aš laukiausi, paskui aš žindžiau kurį laiką ir jau tuomet aš jau to pabaigiau žindyti ir maždaug jam buvo 1,5 metų, aš susirgau depresiją. Ir ta depresija ir buvo iš tokio, na, tikrai aš atsimenu labai gerai tą jausmą, kai aš esu namuose ir man reikia prisiversti, nežinau, nueiti vaikams košį išvirti, kai aš dėl kiekvieno menkniekio ašaroju, verkiu ir iš tiesų jau tikrai reikia pastangų net tokiems kasdieniams dalykams, nusiprausti, nu tokiems, kur šiaip mes atrodo nesusimastom, kad tokiems dalykams reikia jėgų. Ir aš tada nuėjau pas savo šeimos gydytojus, mane nusiuntė į psichikos sveikatos centrą ir aš, na, buvo man diagnozuota vidutinio sunkumo depresija ir pradėjau gydytis. Ir iš tiesų didžiausia, matyt, priežastis ir buvo tos užspaustos emocijos. Ir tuomet aš sužinojau tokį dalyką, kad iš tiesų tu labiau pakenksi ir savo vaikams, ir savo, jeigu tu laikysi tą liūdėsi savyje ir neleisi savo gedėti, negu tu jį išleisi, nepaisant to, kad tavo tos emocijos atrodo stiprios ir sudėtingos, nu, kažkaip gali ir tos žmonės paveikti, kurie auga tavyje. Tai va, tai čia taip trumpai. Atrodė, ar tas emocijas tu kažkur galėsi paslėpti po kilimu, sušluoti, ar tada dar taip negalvoji, tiesiog iš intuicijos neleidai savo kažko ir viskas? Čia aš manau, kad iš tiesų tokių tam tikrų ir nuostatų galbūt kažkokiu atsinešus buvau iš kažkur. Na, iš tiesų, kai aš augau, tai mūsų visos tos sudėtingesnės emocijos, pyktis, liūdesys, nu, nelabai būdavo sveikintinos namuose, ar ne? Kažkaip, jeigu tu pravirkai, tave iš karto nori kažkaip pradžiuginti, ar ne? Vietoj to, kad tą liūdesį tavo naturalizuotų, sakytų, va, žinai, čia nežinau, sulūžo tavo žaisliukas, žinoma, tu liūdė, ar ne? Ir paliūdėk, paverk ir praeis. Ar ne? O mes būdavom iš karto arba linksminami, jeigu mes supykdavom, tai aš supykdavau, tai tada aš būdavau kažkokia irgi, nu, bloga mergaitė, kuri pyksta. Tai man atrodo, tas toksai santykis su sudėtingomis emocijomis, su tomis, kurios nėra malonios pačiam ir kurios nėra malonios aplinkai, tai aš atsinešiu iš savo vaikystės, kad, nu, geriau jas tikrai kažkur paslėpti ir atrodo, kad tu esi pajėgus, nu, tokia visa galybė įsijungia, kad tu esi gali jas visą sulaikyti savyje ir čia tu gali būti ta tobula motina, kuri, žodžiu, niekam nekenkia, ar ne ten kažkur supakavus visus savo jausmus. Tai vat matyt, čia iš tokio nuostato ir iš to tokio emocinės nebrandos, kurią aš atsinešiu iš savo vaikystės, nes jausmai buvo toks pašalinis dalykas. Jurga, ar čia dėsnis, vat, kad jeigu tos pabaigos mes nepabaigsime, neišgyvensime, neišbūsime su pačiais sudėtingiausiais jausmais, niekur niekas neišgaruos. Niekur niekas neišgaruos ir tikrai ateis ir smogs kitų galų, bet Kristina, ačiū tau už atvirumą ir apie net klausant ir yra jaučiama ta bežodystė, kai susiduriam su mirtim, su netektim, su tuo, kas smogė stipriai. Yra bežodystės momentas, nes šita istorija, kaip suprantu, jau ir išgyventa, ir apkalbėta, ir vis tiek pirminis, kai buvo pasidalinimas, tada buvo greita, na, vis tiek atsisukimas, kad, na, toliau paklausk, ne? Tai va tas bežodystės momentas, kad kai skausmas, kai sielvartas yra labai labai didelis, bežodystė. Ir kaip neprisiminti Antigonės mito, kur sesuo negali palaidoti brolio, yra draudimas laidoti brolį. Tai mitologijai žinome, kad uždrausta jį palaidoti dėl ten tų išorinių priežasčių, bet atrodo viduje mes kartais irgi turime situacijų, kur negalime palaidoti. Ir čia kaip tik va, tas momentas, kai sesuo negali palaidoti brolio, nes yra kažkas, yra daug atsakomybės už ateinančią gyvybę, yra iliuzija, kad gali sudėlioti žmogaus likimą, taip pat ir savo likimą, kad gali suvaldyti, kad gali tiek daug pasirinkti, kad gali apsaugoti savo vaikus nuo streso, kad gali apsaugoti save patį nuo gedulo, nuo tikrai juodumos, kuri vis tiek atėjo. Ir va čia paraleliai lyg, kad galėjo to nebūti. Vargu bau galėjo to nebūti. Kai skausmas didelis, kai sielvartas didelis, tas depresijos didelio liūdesio, bežodystės elementas, nu jis kaip ir vargu ar galėsime to išvengti, nes kaip Jungas sakė, kad žmogus tai yra psichikos procesas, kuris nekontroliuojamas arba kontroliuojamas tik iš dalies. Tai vat,
Mes kartais norime viską sukontroliuoti, mes kartais norime pasirinkti, net to, ko pasirinkti negalime. Ypatingai, aišku, kai tai liečia mūsų vaikus. Tai va tas, kaip mano supervizorius sako, kad motinos sąžinė sunkvežimių važinėja, kad tai yra labai galingas dalykas, kad mama dažnai ir visada jaučiasi kalta dėl visko, kas ten vaikams nutiko. Ir aišku, didžiulė laimė, didžiulė malonė, kad suvokia tą kaltę, sąmoningai prisima, kad ne, aš nesu dėl to kalta, kad vienaip ar kitaip ten susiklostė, ta gali sąmoningai tvarkytis, bet kartais motinos nesuvokia, kiek daug atsakomybės ir kaltės prisima už vaikų likimus, už vaikų sveikatos reikalus. Atrodo, tai jautru yra. O apie tas pabaigas, ir ką girdžiu, Jurga, ką pati sakai, kad tarsi mes prieidami prie tos pabaigos, gaudami tą pabaigą, stodami akistaton, norime būti stipresni negu reikia. Gal čia reikėtų rinktis savo silpnumą, o ne ieškoti kažkokios stiprybės. Nes net ir vieni kitiems, pavyzdžiui, linkime, ar ne, jeigu kažkas nutinka negero, stiprybės, žodžiu, laikykis. O gal atvirkščiai, gal mums galima visai suskysti, galbūt tai yra proceso dalis išgyventi tą pabaigą. Tai vargu, ar mes galim taip jau rinktis. Ir kaip Jungas sako, kad sakau, procesas, kuris nekontroliuojamas, bet įtakojamas, turbūt įtakojamas, mes galime save patys įtakoti ir galime būti sąmoningi. Galime bandyti struktūruotis, kartais taip ir yra, kad yra fizinių reikalų, kai žmogus miršta, tu turi jį palaidoti, kai vaikas gimsta, tu turi vis tiek jį, 2 vaikai, tai ir maitinti, raminti ir viską daryti realybės principų, ir tame tikrai reikia daug tų resursų mobilizacijos, bet tada sąmoningumas, kada bus mano tarpas, kai aš leisiu savo gedėti, ir ypač kai laikas suspaustas, tai labai svarbu, kad kada aš leisiu savo įsibūti ir išgyventi savo būti dabar, kaip esu visoj pilnatvėj. Skirti per dieną 10, 15, 20 minučių, 30 minučių, kai sąmoningai būsiu tyloje arba su tuo, kas įvyko. Su savo nuotraukom, su savo prisiminimais sąmoningai keliausiu ir per gedulo procesą. Gali išskirti tam laiko. Jurga, knyga kupina įvairių temų. Vienas dalykas yra praradimas, kai kalbame ne apie žmonės, kuriuos turime, su kuriais atsisveikinti, kuriuos laidoti. Kiti dalykai yra santykiai nutrūkę, kuriuos turbūt galima irgi pavadinti savotišką mirtimi, nes tu irgi netenki žmogaus. Na tai kas, kad jis fiziškai gyvas, bet jis nebe su tavim, jis nebe tavo gyvenime. Ar tai yra viena santykiai nutrūkę, viena tokių dažniausiai aptariamų ir girdimų temų tavo kabinete, kai tu dirbi su žmonėmis? Tai turbūt, Lavija, galima taip sakyti, ir tas netekties universalumas, kad fiziškai netekdami žmogaus jo netenkame visame kame. Mirtis yra tas didysis naikintojas, kur jau nebėra galimybė susisiekti. Kita vertus, kai nutrūksta santykiai, čia irgi yra apie mirtį, tam tikrą mirtį. Pirmiausia, tai ir mirtį irgi yra apie mirtį svajonių, iliuzijų, vilčių, kad draugės taiga miršta, kol žmogus gyvas gali tikėtis, gali viltis, kad pabūsim, dar suseisim, dar kažkas bus, dar kažkas įvyks, kai jau fiziškai žmogaus nebėra iliuzija, viltis, tikėjimas irgi miršta, ir tai irgi tenka palaidoti ir su tuo išbūti. Bet jeigu apie santykius pasižiūrėk, ar ne, tarsi jeigu yra vieno žmogaus iniciatyva, vis tiek turbūt, ko gero, dažnai kažkas inicijuoja tą nutraukimą. Ir kažkas tada tame duete pradeda savo naują gyvenimą, o kažkas stoja akistaton su tą pabaigą. Tai su pabaiga, žinai, stoja visi, iš tikrųjų, akivaizduojant, tik tai tas mūsų polinkis viską supaprastinti. Mes linkę žiūrėti paprastai ir matyti kaip vieną kaltą, arba kad viena šalis nutraukė santykius. Bet kodėl nutraukė, kaip mes atėjome ten, kur esame, kaip tas santykis apmirinėjo ir viena šalis gali nepastebėti to, o vis dėlto svarbu gaivinti ir intuiciją taip pat. Kur matei, kur buvo ženklai. Tai va čia ir yra ta galia atrasti kiekvienoj mirty, ar tai būtų santykių nutraukimas, ar atleidimas iš darbo, ir savo dalyvavimą, ir savo autorystę. Autorystės radimas išlaisvina. Kai matai, kaip pats buvai ir kaip viskas iš tikrųjų vyko, patirties pilnatvėje esi laisvesnis ir galų gale įgyji patirties.
patirtis tai, kas įgyjama po to, kai reikėjo, gali atrasti, kaip aš dabar būčiau. Ko tada galbūt reikėjo, ko tada galbūt neturėjau. Ir čia ir Kristina atsisukant, aš nežinau, žinai, kas padėjo išeiti iš depresijos. Iš dar vienos kažkokios pabaigos. Nu tai jeigu taip labai paprastai pasakyti, tai tuo metu, kai jau tikrai buvo depresija, tai padėjo vaistai. Ir aš geriau antidepresantus tam tikrą laiką, bet iš tikrųjų su ta pabaiga labiausiai susidraugauti padėjo terapija, tai toks žvilgsnis iš šalies, kur iš kitos pusės tu atiduodi tą savo, nežinau, gyvenimą, nuostatas, savo įžvalgas, savo reagavimo mechanizmus, pasidalini su kitu žmogum ir jisai, remdamasis savo patirtim, tau sugrįžina kitaip ir tu tą savo visą galybę kažkaip atiduodi. Nes iš tikrųjų aš to noro sukontroliuoti, noro galvoti, kad aš galiu susidėti, galiu susitvarkyti su visokiais dalykais. Ta mano patirtis labai parodė, kad aš tikrai negaliu. Tai iš tiesų labiausiai susidraugauti, bet tokių liūdėsio akimirkų aš išgyvenu iki šiol. Aš ir tavo laidoje minėjau Laviją ir dabar pasidalinsiu mano sūnus Motiejus, jam yra dabar, toj bus 13 metų, toj kovo pabaigoje. Ir jis dabar apsikirpo panašiai kaip mano brolis ir plaukų spalva panaši. Ir kartais, kai aš žiūriu dabar į brolio nuotraukas, grįžtant prie to, kaip jau prieš jo žūti, tai aš matau daug labai panašumo tarp savo sūnaus ir savo brolio. Ir tai irgi sukelia kažkokio tokio, vis tiek tokio ilgesio ir liūdesio. Ir tada, kaip Jurga sakai, aš, iš tiesų, kaip sakant, aš leidžiu savo, nežinau, net apsiverkti, atrodo, čia praėjo tiek daug metų, ar ne, bet aš vis tiek leidžiu savo susigraudinti, apsiverkti, bet tai nėra lengva. Ką aš noriu pasakyti ir kai pati dalinais to, kad ten skirk 10 minučių, aš ir galvoju, aš galėčiau skirti maksimum 2, nes aš daugiau būti su tuo nenoriu. Nes tikrai vis tiek yra sunku ir man atrodo, gali būti, gal man niekada ir nebus lengviau, aš gal tų 10 minučių niekada ir nepasiekčiau. Bet aš žinodama, kad sunku irgi, aš savo vos negarsiai turiu pasakyti, kad aš dabar leidžiu savo būti, aš dabar leidžiu verkti ir liūdėti ir kai aš leidžiu, tada kažkaip lengviau, greičiau ir atlėksta. Ir kažkaip atrodo paleidžiu. Sąžiningumas su savimi, Jurga, ar ne? Net nežinau, kaip pasakyti. Taip, tas atvirumas, pasitikėjimas, dalinimasis, atvirumas atspindžiui, kurį gaunu. Drąsa vėl pripažinti, kad ir aptikti, kad nėra vienareikšmiškumo, mes kartais patirtį norim, visur, ne vien patirtį, visame kame, kad būtų aišku, kad būtų paprasta, kad būtų lengvai kontroliuojama, tegu būna viena priežastis, tegu būna vienas dalykas, vėl ta depresija, suabsoliutintas liūdesys, ne? Ir tada sunku išvelgti tuos saulės spindulius ir tą šilumą, kai matai atsikartojimą, kai brolis mirė, bet iš to, ką jis turėjo, per giminę nuraibuliuoja, per sūnėną, per kažkur atsikartoja. Tai šiaip ne taip ir mirė. Ta šviesos blyksnis ir pamatyti, kad ir liūdesys, ir skausmas, ir šypsena, ir šypsnis, šviesus prisiminimas gali būti šalia, gali koegzistuoti. Tai ištverti tą prieštarą kartais irgi gali būti, pragarėlis. Tai kaip man dabar jaustis, žmonės kartais sako, tam pasimetime. Kaip sufokusuosi dėmesį, kiek gali jį sufokusuoti, kiek gali prisileisti prie to juodo liūdesio, tą saulės spindulį, kaip pro langą įspinsta, kai tas spindulys krenta, kiek gali to įsileisti, kiek gali tą priimti. Aš tik dar truputį, labai man suskambėjo tas kompleksiškumas, kad iš tiesų tu negali taip vienareikšmiškai visko, nežinau, net jeigu pats savo viską leisi, ten, nežinau, ir pagėdėti, ir į terapiją nueiti, ir vaistų išgerti, jeigu reikia, ir po to paliūdėti, bet kas dar iš tiesų mane kaip savotiškai nustebino ir kam nebuvau pasiruošusi, tai yra, kad ir kiti žmonės šalia gedi, ar ne, kaip gėdėjo mama, kaip gėdėjo tėtis, kaip gėdėjo mano brolis, ir tame santykiai dar irgi visokių tokių kažkokių povandeninių srovių yra, ir tu taip pat ir su tuo turi tvarkytis, ar ne, kad kažkas, nežinau, gedi dar tyliau, kažkas gedi taip garsiai, kad kitų gedulo nesigirdi, ar ne, kažkas iš viso su kažkuo, pavyzdžiui, su savo broliu vyresniu, mes praktiškai nekalbam apie jaunesnį brolį, nes mes matyt kažkokį turim,
vis dėlto kažkokį turim barjerą tarp mūsų. Tai va tam kompleksiškume dar atsiranda tie kiti žmonės. Aš tik norėjau atitart, kad labai pritariu. Labai, Kristina, tu užvedė ant dar labai įdomaus ir svarbaus dalyko pabaigos. Taip, mes juose, bet juk mes esame ne vakume, mes gyvename su kitais žmonėmis. Ir kas, jeigu, pavyzdžiui, ne man pabaiga, bet mano artimam žmogui, jis išgyvena pabaigą, ar ne? Ar knygoje yra ir tam, nežinau, kaip gairės, kaip kelrodė ta knyga, ne tik savo asmeniškai padėti, bet galbūt kitas žmogus, kuriam tada per sunku net knygą atsiversti, galbūt gali tu būti tas šalia? Tai žinokit, knygą aš stengiausi rašyti ir būti taip, kad ji būtų, kaip tam tikrą prasme universalumo turėtų ir susigrąžinti patirtį jos pilnatvėje. Kad mes būtume pilnai ir patys su savim pirmiausia, tada galėsim būti pilniau su kitais. Tada galbūt išeisim iš gelbėtojo tokio komplekso ir to, kuris nori išgelbėti kitą, pretenduoja išgelbėti kitą. Būdami atviriau su visoj savo patirties pilnatvėj, mes galėsim daugiau dalintis. Ir daugiau išbūti netgi šiek tiek galbūt už kitą žmogų. Mes nebeturim raudotojų, kurios, tarkim, suteikdavo skausmą netekties situacijoje ir Dzūkijoje žinom, kad buvo tradicija raudojimo, galbūt fragmentai, elementai, pasikartojantis, pasitaikantis, kai kitas žmogus išrauda, kitas žmogus išsako tą skausmą už tave. Tai taip pat būdami vienas šalia kito galime taip būti, tokiu būdu būti. Ir šita knyga yra orientuojama į tai, kad būtume savo patirties pilnatvėje, ne vien į tai, kas įvyko, bet ir tai, kaip veikia. Ir tai tada, kai įvyko kitam, šalia esančiam, ir jis dalinasi. Taigi mes gyvi, su mumis tuo metu irgi kažkas vyksta ir galbūt mes pastebim tai, ko jis dar nemato ir galim atspindėti jam, pasidalinti, neprimesdami, bet pasidalindami tuo, kas įvyko, kai tu kalbėjai. Noriu tik priminti, kad mes galbūt, kadangi ir Kristinos istorija, ar ne, tarsi pasirinkome tokią kryptį apie netektį, apie artimo žmogaus mirtį, bet iš tiesų knyga tikrai labai universali, ne veltui aš pasakiau, kad ji tokia įrankis, tokia kasdienybės jūsų palydovė gali būti, nes kaip Jurga rašai, kad ir atsiskirti, ir išsiskirti, ir išeiti iš darbo, ir mesti žalingą įprotį, viskas reikalauja pabaigos ir išgyvenimo. Aš labai noriu, kad mes trupučiuką panertume ir į pačią knygą, nes ji yra pilna tokių labai gerų dalykų kaip pratimai, galima juos taip pavadinti, pratimai, ar ne? Tai pratimai kūnui yra geras dalykas, visi žinom, gal ne visi darom, bet tikrai gerai. Tai vat čia tie pratimai, kurie gali būti tiesiog atverčiami ir per sunkiausius savo gyvenimo etapus, o gal ir, kaip tu sakai, kiekvieną dieną, kai tu tą dieną užbaigi. Ir vis tiek kažkas joje būna įvykę kitaip, negu tu nori ir galbūt netgi tai irgi gali vadinti pabaigą. Ar mes galim konkrečiai parodyti, pademonstruoti, kaip atrodo tie pratimai? Tai būtinai, ir nors nesu gal labai gera rinkodaristė ir pardavinėtoja, bet šitam knygų turgui, kur tiek daug tų žmonių gyvų ir smalsių patirčiai, aš vis tiek kvieščiau įsigyti šitą knygą, nes jinai yra labai labai praktinė. Ir vargu, ar bus taip, kad jūs ją perskaitėte, jeigu, šiaip knygas aš tai dažnai skolinuosi iš bibliotekos, iš draugų, ir perskaitai, ir, užsirašai kažką, ir tau jos nebereikia. Tai aš tikiuosi, kad šitoj knygoje galite atsiversti ir vėl kartoti, nes čia yra meditacinių intarpų, čia yra kvietimų pasvarstyti, čia yra kvietimų giliau nerti į savo patirtį. Ir tai yra nebūtina jo skaityti ten nuo pirmo žodžio iki paskutinio žodžio. Jūs bet kurį lapą atsivertę galite atrasti savo kažką tai dienai įžvalga, netgi atsitiktinai versdami tikėtiną rasite gabaliuką, kuris bus prasmingas. Aš bent jau stengiausi turėti tokią struktūrą. Ar matau, Lavija, kad tu atsiverti? Gerai, aš padariau tokį knygų burtą. Nežinau, ar mėgsta tokį dalyką praktikuoti, aš kartais mėgstu atsiverti kurią nors knygą, kažką iš lentynos, ar ne, tarsi toks kažkoks legalus, ne visai ezoterinis dalykas, galima savo imti ir kažką pasakyti. Tai žaidžiam, Jurga, su tavo knyga. Ką aš atsiverčiu? Kai žlunga santuoka ir yra tokia greitoji pagalba savo. Jurga, aš tau duosiu tą gabalėlį, tą ištrauką ir noriu, kad tu apie tą greitąją pagalbą savo. Kristina, tu esi kaip aktorė. Ačiū. Gerai, kad pasikvietėm tą Aktorė Kristiną. šiandien be balso, bet kaip nors.
Greitoji pagalba savo. Aš superherojus. Prisiminkite pasaką, filmą ar šiaip istoriją, kurios herojus jūs traukia ir žavi. Jei šiuo metu niekas neteina į galvą, atramos ieškokite vaikystėje. Koks herojus buvo jūsų mėgstamiausias? Žaibas Makvynas, Aviukas Šonas, Haris Poteris, Pepė Ilgakojinė, Ronja, Trečioji sesuo, Alisa iš Stebuklų šalies, Robinas Hudas ar Vinetu. Tiks viskas. Surašykite herojų savybės, kurios jam padeda išgyventi, įveikti sunkumus ir laimėti. Įsivaizduokite save turinti jo paprastų ir magiškų galių. Jėgą, lankstumą, drąsą, narsą, optimizmą, išradingumą, atkaklumą, gailestingumą, darbštumą, paprastumą. Pabandykite pabūti tuo superherojumi, juo ar ją, ir susitapatinti. Atkartokite jo eiseną ir laikyseną, manieras, kalbos pobūdį ir bent akimirką pabūkite juo. Pabandykite kalbėti superherojus balsu. Užduokite jam klausimų, prašykite pagalbos ir patarimų, svarstykite, kaip jis pasielgtų vienoje ar kitoje situacijoje. Jei jaučiatės bejėgiai ir tarsi sustingę, bandykite atrasti, įsivaizduoti priešingą būseną ir tuo pagrindu kurti šią būseną įkūnijantį veikėją, kuriam būtų visiškai svetima jūsų emocinė padėtis. Jei patys susitapatinti su šia figūra nepajėgite, įsivaizduokite superherojų ateinantį jums į pagalbą. Expecto patronum. Kritinėse situacijose stebuklingą globėją kviesdavo Haris Poteris. Vaizduotėje pakvieskite gelbėtoją ir jūs. Ar kiekvienas savo galbūt kokį superherojų jau ir nusipaišėte mintise, kur linktumėte arba kieno norėtumėte pagalbos paprašyti? Gerai, tu su mikrofonu tai dabar. Tai aš čia radau išvardintą, tai iš tiesų mano nuo vaikystės labai mylima buvo herojė Ronja, kuri iš tikrųjų, jeigu kas atsimena knygą, išdrįso peršokti bedugnę. Tai va, tai aš esu žmogus, kuris šokinėja per bedugnės kartu su Ronja. Jurga, pati esi kaip iš stebėtojo pozicijos, ar ne, kaip žmogaus, kuris padeda, gelbėja, knygas rašo štai apie sudėtingiausius gyvenimo etapus, tokias kaip pabaigas, kaip išgyventi, kaip išaukti tame. O iš savo asmeninės patirties, ar labai sunku suderinti savyje psichoterapeutę ir tiesiog žmogų? Oi, žinokit, aš labai dėkinga visiems ir šitoj salėje matau žmonių, kuriuos turėjau garbės ir malonumo palydėti. Ir aš esu begalinai dėkinga už visus pasidalinimus, nes kiekvienas pasidalinimas, tai psichoterapeuto duona, tai yra ir apie mane. Ir kai aš klausiu, žmogus dalinasi ir aš klausiu daugiau, aš turiu galimybę kiekvieną kartą peržiūrėti ir savo, ir dar daugiau atrasti. Ir pati būti dar didesniai pilnatvėjai, tai ta psichoterapija yra nuostabus dalykas, kad iš tikrųjų tai būna tokių pokalbių, kad yra nuostabu, kad aš dar gaunu už tai ir pinigų, nes iš tikrųjų tai naudos gaunu ir aš. Na, tai didžiulė dovana, tai didžiulė privilegija galėti derinti ir savo žmogiškumą, ir tą profesinį lauką. Jurga, knygoje kalbi ne tik apie tas pabaigas, kurios mus ištinka, nepasirenkant, ko mes nekontroliuojame, bet ir apie tas pabaigas, prie kurių mes sąmoningai turėtume prieiti. Taip, tai irgi yra labai svarbu sukelti savo pabaigą, žodžiu, kaip operaciją savo beveik atlikti, sudėtingumas yra panašus, bet vėlgi vardant to gyjimo. Ar tu gali keletą tokių svarbių situacijų pavardinti? Tai žinot, mano krašte atsakydavo, kai verkiant reikia baigti. Verkiant reikia baigti ir viena vertus kartais gyvenam toj plokštybėj, kasdienybėj, fizinių ten turi veiksmų reikalų, bet kartais reikia ryžtis padaryti tuos veiksmus. Kai yra destrukcijos daug, kai yra dalykų, kurie greuna, kai susiduriam su smurtu, su smurtingais santykiais, kai pastebim, kad santykis greuna mus pačius. Ir tai, ką patiriam, naikina mus pačius. Tai to taško prašosi reikalai ir dalykai. Aš dabar čia konkretybėse gal nenerkim, nes tai yra universalu. Turbūt kiekvienas savyje atrastume dalykų, kurie prašosi taško, bet kažkaip pritrūksta kažko, kad galėtume iš to išeiti. Tai vėl knygoje tikiuosi, kad rasite prasmingų nuorodų, kaip tą išdrįsti tą padaryti, kaip atsilaisvinti viduj, kad išdrįščiau padaryti išorinį veiksmą, kuriam esu subrendęs.
Apie tą viltį, apie tą tokį kelią, apie tą šviesą, ar ne, kuri vis tiek po pabaigos ateina, kaip iš tų žemių išauga daigelis, tos gėlytės pirminės. Apie tos perspektyvos susikūrimą, nes žmonės turbūt, ir tu, Kristina, savęs klausiai, ir dabar gal netgi esi dar tame su klausimu, o tai kada tai pasibaigs, ar tai iš vis pasibaigs, ar tai kada nors praeis. Jurga, kaip yra su tuo klausimu? Kaip su mažu vaiku, kuris susižeidžia ir jam skauda ir sako, ar man čia dabar jau nebebėgs kraujas, ta popa užgis. Tai kaip vat yra su mumis? Mes norime to žinojimo, tai o kada tai pasibaigs? Kaip vat su tuo išbūti? Kada noras kontroliuoti, kada tai pasibaigs, kai išseks, tai ir baigsis. Ir kažkuria prasme, jeigu kalbėti apie netektis, mirtį, tai ir nesibaigs. Ir Kojenas yra pasakęs, kad netektis kūrybiškumo motina, kad galbūt nuolat teks ieškoti kažko, kas lengvins išbuvimą. Ir gali būti, kad tai bus kūryba. Ir gali būti, kad tai bus tas geras dalykas, kuris nepaisant destrukcijos, nepaisant to, kas sunku vis tiek liko, išlieka ir veda. Jurga, sakai, nepatogu tau dabar, ne, čia skaityti, tai aš paskaitysiu gal pabaigai tos žodžius, kuriuos tu ir norėjai išgirsti apie tą perspektyvą. Vėlgi, kai ta žodis menas figuruoja pavadinime, iš tikrųjų jaučiu, kad to meno tai per kiną, tai per literatūrą, tai per kitas šakas kažkaip į tą knygą tu daug įlieji. Taigi, apie tą perspektyvą. Toks kaip pratimas, patarimas. Pabandykite pažvelgti savo gyvenimą iš šalies kaip į visumą. Jei tai būtų filmas ar knyga, koks būtų žanras, kokios apimties, kokia pagrindinė idėja, kas jame turėtų vaidinti, kokią vietą jame užimtų tai, kas vyksta dabar, kas būtų tuo perteikta. Net jei atrodo, kad esate tamsiame šulinyje, bandykite rasti rakursą, iš kurio žvelgdami galėtumėte visą tai priimti, o gal net pasigrožėti. Stenkitės pamažu grįžti prie pasaulio ir gyvenimo, kuris yra daug didesnis, erdvesnis ir platesnis nei ta tamsi skylė, kurioje šiuo metu tūnote. Įsiklausykite į save ir neskubėkite. Pajuskite, kad tai tikras laikas, o tada jau nedelskite. Taip, kad reikia išlaukti, tada sportuoti. Tikrai taip, išbūti iki galo ir pasibaigęs. Tarsi savaime, tada jau tarsi savaime. Tai knyga iš tiesų tikrai pilna visokių įdomių dalykų, smalsių dalykų ir labai naudingų dalykų. Ir sakau, nežinau, ar apie kiekvieną knygą mes taip galime pasakyti, kaip ir bet kokį produktą, kaip sako, kad vieni milteliai gerai ten kokio šilko neišskalbs, kaip ten kokios patalinės, bet čia išimtis iš taisyklės. Man atrodo, kad visiems verta šią knygą turėti, nes su savimi, su savo pabaigomis, mažomis, didelėmis mes akistaton stojame turbūt kiekvieną mielą dieną. Tai ačiū labai Jurga. Jurga Dabkevičienė, knygos autorė, psichoterapeutė, Kristina Savickytė, aktorė mūsų mylima. Ir ačiū Jums visiems. Gal mes dar turime kelias minutės, kaip tik paliktas Jūsų klausimui vienam ar kitam. Gal aš kažko neuždaviau, kas Jums kirba galvoje, tai va dabar yra pats tas momentas ir pasakyti. Jeigu nepasakysite, nutilti amžiams nereikės, galėsite Jurgą rasti stende Alma Literos ir užduoti klausimą ten. Bet vis dėlto tas klausimas gali būti iš tikrųjų įdomus ir visiems. Labai sunku matyti rankas, miškas rankų, ką išsirinkti. Visi nuščiuvę ir vis tiek pabaigos veda, šiek tiek žadina mumise tą vis tiek bežodystę ir žado tokį vis tiek užlaikymą. Ir kad atrodo pritrūksta žodžių, tai vis tiek aš noriu padėkoti visiems ir kiekvienai ir kiekvienam. Ir pažįstamiems, ir tolimesniems, ir tų, kur pirmą kartą matau. Ačiū Jums, kad atėjot. Ačiū Jums, kad siekėt gyventi kuo pilnesnio gyvenimo, nes vėl ta patirtis, niekada nebus taip pilna, kad negalėtų būti dar pilniau. Niekada nebus taip sodru, kad negalėtų būti dar sodriau. Tai ačiū Jums, ieškantiems pilnatvės, ieškantiems sodrumo, puoselėjantiems harmoniją ir taiką savyje pirmiausia. Tai ačiū Jums. Taigi, o dabar, kaip minėjau, atsiriš galbūt liežuviai ir galėsite su Jurga pabendrauti Alma Literos stende. Pirmas aukštas, per vidurį tikrai nepraleisite. Jurga tenai bus net 3 valandas, dalins parašus, palinkėjimus,
pabendrauti, tiesiog galite vienu kitu žodžiu persimesti. Žodžiu, drąsiai prieikite ir tiesiog pasidžiaugkite šią mūsų nuostabę autorę, jos buvimu kartu. Kristute, ačiū tau labai. Labai ačiū visiems. Nuostabiai praleidome, manau, šią pietų pertrauką turbūt, ar ne? Iki kitų kartų.